yra geriau tuo, kad galima su jais praeiti ten, kur nepravažiuoja automobilis, kur nepravažiuoja tas pats riedis. Tam, kad kažkokiu pažeidėją dasivyt yra žymiai greičiau negu aš manau, kad su riedžiu tenai kažkur tarp medžių vingiuot. Jo praeinamumas yra didesnis. Kiekvienam raiteliui pareigūnui yra priskirtas tarnybinis žirgas ir jisai su juo užsiiminėja. Patruliuoja ir nepatruliavimo metu treniruotės būna, žirgų paruošimas tada tuo metu vyksta. Ten pas mus vietoje Belmonto žirginių, mes juos tenai ir ruošiam. Gyvūnai yra šeriami traiškitom avižom ir šienu. Pas mus dar žirginė jie gauna morkų ir žalios žolės. Mano žirgo būdas yra, sakykime, iš tokių žvalesnių, energingesnių. Naujokas, jeigu būtų atėjęs, aš ant šito žirgo tikrai kažkaip nesodinčiau. Nes jį reikia mokėti valdyti, jisai ramiai gali vaikščioti ir vaikšto jisai ramiai, bet kokiu metu jisai gali ir pasibaidyti kažkuo tai ir staigių judesių toksai žirgas yra. Jau kai aš jį joju, aš jau jį pažįstu, daug metų joju jį, tai aš jau žinau visus jo įpročius, charakterio ypatybės. Pradėjom patruliavimą Liepos 22 dieną. Planuojame likti iki rugpjūčio 10. Rugpjūčio 10 mes išvykstam. Pačioj Palangoj mes turėjom patruliavimą grinai prevencinį, jokių sulaikymų nebuvo iki šios dienos. Stengiamės patruliuoti tada, kai karšiai slūgsta. Jau maždaug nuo kažkur tai nuo 18 valandos dažniausiai. Niekas dar, kiek žinau, nesiskundė, kad mes čia dar vaikštom tom gatvėm ir kažkam trukdom.